Góry zielone, schodzące ku rzekom, gdzie tylko tańczy flecik pasturka. Milošas buvo žmogus, kuris misiją savo suprato kaip visą europietišką civilizaciją ir kultūrą iš vyresnės kartos atnešti jaunesnę kartą. Tiesiog pernešti ir praturtinti ją. Ir jam tai pavyko. Mūsų užduotis toliau tą tęsti. Laiptai irgi yra vieta, kur iš vienos vietos, iš vieno lygmens pereina į kitą. Labai svarbu, man atrodo, kad laiptai yra šalia Onos Šimaitės gatvės. Ir kiek aš žinau, Česlovas Milošas su Ona Šimaitė buvo geri bičiuliai. Tikrai tikiuosi, kad apačioj galiausiai atsirastina vieta ir teisuolių paminklui, ir galbūt teisuolių alėjai. Milošas 39 metais ypatingai daug rašė apie tai, kaip griūna pasaulis. Net jeigu rytoj pasaulio pabaiga, vis tiek laikas sodinti savo obelius. Tai man atrodo, tai mums priminimas apie tai, ką mes turime daryti šiandien, kasdien, kad ir ką mes pamatytume apie rytojų. Ir jūsų šniokštimą ties prieplauką, kaip kadaise girdžiu savį, kviečiantį, apglėbiantį ir nuraminantį. Skambant visų nuskendusių miestų varpams išplaukiam, užmirštuosius sutinka senų kartų pasiuntiniai, o jūsų nepaliaujamas bėgsmas neša tolyn ir tolyn. Ir nei yra, nei buvo, tik amžius trunkanti akimirka.